Nu kam, tai... Nu pasigir, ką šiandien dirbai. Švarus? Kol nereikia kažkur va ten lyst, arba iš kitos pusės, o net tol gali būti švarus. Kol čia va gali kuistis. Jo, kol priekį yra. Nu. Ne, tepaluoti mazgai tie yra va. Pasukė va, išlieta va. Nu, pasaka. Pasaka. Nu, akliukai. Akinių jau reikia, jauni, bet jie nerand bagažiniai, makrofleksą. Didelę bagažinę pasikeis. Didelę bagažinę. Viskas ant arklių. Gaila, buvau išjungęs kamerą, kai ką parodys. Mes tada čia kėmė, biškį manevrų darėm. Ir viens iš mūsų blogai manevrus padarė. Toj. Ką tu darai? Nu pasigirk. Kaip taip reikia sugebėti? Aš sakau, pastumk atbulą, aš užsimesiu, išvažiuosiu, turėsi visą tą plotą. Roviai šiltnami. Hektariuks liukai viskas bus. Su rapsu pabaigta pagaliau. O. Velnio mašina užsikūrė. Nuostolių pridaręs darbuotojas šių metų. Traktorius gerai. Nu, nedaug lieka tada sugulimo. Galėsim pačios kitus sugulus. Čia pilna laukai kombainų jau yra 13 valandų. Aha, tai 13 valandų jau turėjo būti laukai pilni kombainų. Gerai, kol čia tėtis baiginiai, šiam nuvarysiu zylinės į kviečių lauką, kad jau jos lauktų jo ten, nes brolis dabar yra išvežęs rapsą. Neaišku, kada grįš. Jisai benzylinės turės, o aš paskui grįšiu, prisigabinsiu šitas išvešiu. Ir kol tėtis pripildys zylinės, gal jau brolis bus grįžęs pas jį. Paskui brolį pripildys, aš gal bus grįžęs su šitom. Nu, aš neaišku, bet kaip nors.
Šiandien, jeigu šitą laukelį 12H įmuštumėm, būtų pasaka. Nežinau, kam tas šviesasis iki šau, vis tiek jos nedeg. Kažkuri priekaba pradėjo biškį trumpint. Taip. Taip. Užmetam akį, ar čia viskas gerai. Vandens biškį yra. Nu, gal nugaruos, kol ateis laiks pilt. O va, brolelis grįžt. Vakar turėjo vakarėlį. Vakar biškį palisėjau, bet palisėjau taip kitaip. Šiandien labai chujovo. Bet nepasiduodam jausmui ir vežam rapsą į viduklę. Bet šiaip labai chujovo. Toks. Šiaip aš negeriu karočią, bet kai užgeriu, tai na. Vsio, paskutinės rapsą priekabas, prisikabinu ir važiuojame į viduklę. Ir bus pabaigta. Bent jau kult. Pakeičiau šiandien rytą kraną, nes dėl jo pasirodo kirto stabdžiai, viskas ok. Ir buvo įplyšusios gumytės abiejų kranų, pakeičiau tuos. Tai dabar dar labiau pradėjo šnypštort. Visiškai naujas tiek tos gumytės, ors dar daugiau eina, nesuprasi. Kaip kitaip, tėti. Pripilt neįmanoma normaliai. Jau eilutė buvo šiek tokia nedidelė, bet bent sausus rapsus atvežiau 7,7 drėgmė ir kem 9, nu beveik 50 aliejus. Tai luktelsim dar čia biškį eilutėj ir tada važiuosim namo, nes tai atsakė užpildė brolį beveik. Žodžiu, laukiu kokias 4 mažiausiai valandas, jeigu ne 5.
Liko čia balota nemažai. Iki tų medžių nuo mantą. Nu, Mantai, važiuok. Mantai! Nežinau. Tai vis tiek neprivažiuosi. Abudu su tėčiu tokie vairuotojai. Ant čia. Biški. Nu, įspaudai, nu ką? Kaip seka? Vargsti? A daug varga? Daug. O Jėzu, dar kiek trūks. Dara. Brolis sakė, 100 tonų bus čia iš tų 12 H. Sakau, ne, jokau. Nu, važiuojam vėl valandą kelio. Oi. Į Vilnių nuvažiuočiau nuo Raseinių per tiek laiko. Spaudžiant. Viskas, atvažiavome. Kodą suvedu, nežiūrėkit. Einam pažiūrėti, kiek šitų traktorių priekį. O, da viens, bet nesuks. 5. Ga 6. Nu, ne tragedija. Tai gan greit reičiau prisiduot. Tai viskas. Šiaip nežinau, galvoju, dabar gal porą dienų stabdysiu filmavimus, nes kai nieks negend, kažkaip nėra ką parodyt, nes mes dirbam, prisipildom priekapas, važiuojam, vėl prisipildom priekapas, vėl važiuojam. Nu, nėra ką rodyt, atsibos. Tai va, tai nežinau. Nu, o kol kas viskas, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.